Taigi sveiki visi, su jumis vėl aš juoda lietuvis. Je. Ir šiandien mes filmuojame pirmą albumo apžvalgą šiame kanale. Man programėlė rašo, kad aš 10 decibelų išgaunu čia. Gal reik biškį pritildyti. Tai atsiprašau už tokį staigų dingimą iš kanalo. Tikrai atsiprašome. Juoda lietuvis atsiprašo jūsų. Ir mes esam pasiruošę sugrįžti jums suteikti dar turinio, dar įdomių ragaujant epizodų. Ir mūsų tikslas yra jūs pralinksminti. Tai, ačiū jums prenumeratoriai. Tai šiandien mes apžvelgiame 5-ąjį JPEG Mafijos albumą. Ir čia yra paveikslėlis šio albumo. Ir jis nėra toks ypatingas kažkuom. Aišku, nėra tokio kitokio panašaus paveikslėlio ant kažkokio kito muzikanto albumo. Bet tikrai paveikslėlis yra šio albumo silpnoji vieta. Bet man tikrai yra garbė pasakyti, kad šis albumas nėra blogas. Jis yra tikrai visai stiprus albumas. Dar drįsčiau teigti, kad čia geriausias JPEG Mafijos albumas iki šiol. Nes tiesiog nuostabu buvo klausyti šio albumo. Jis buvo išleistas šiandien. Ir tiesiog mane nustebino, mane pradžiugino ir mane pralinksmino. Ir aš manau, kad čia yra kaip ir viena iš bent jau šio žmogaus albumo paskirčių. Tai šis albumas vadinasi, aišku, aš pasakysiu lietuviškai, išversiu pažodžiu iš anglų kalbos, nes aš šiandien nenoriu jokių anglicizmų, nes mano kanalas vadinasi Juoda lietuvis. Tai albumas vadinasi Aš jums pakloju savo gyvenimą. Ir jisai yra 41 minutės trukmės. Tikrai neprailgo, kad aš ją klausiau. Jis man pasirodė tiesiog per trumpas. Kas yra visai įspūdinga išgauti tai iš 40 minučių. Kad čia per trumpai užtruko. Yra tiesiog nuostabu. Ir kai kurie kiti muzikantai, muzikos kūrėjai, jų albumai man yra keli albumai, kurie man yra labai nuobodus ir gal jie net nesiekia 40 minučių trukmės ir jie tiesiog atsibosta man, jie tiesiog nuobodus, bet tikrai su šito albumu taip nėra. Tikrai reikia numažinti decibelus, rodo programėlė, raudonas čia. Tikrai raudonas pagaliukas jau šviečia 10 decibelų viršijų. Tai šis albumas yra 14 dainų apimties. Jis yra labai įdomiai skamba, tikrai labai įdomiai skamba. Ir aš teikčiau, kad čia jo geriausias albumas yra. Jis turėjo būti išleistas praeitų metų gale, bet kažkas atsitiko ir jis dabar yra rugpjūtį. Tai šis albumas yra tikrai labai geras ir, kaip jau sakiau, manau, kad geriausias šio muzikanto albumas, JPEG Mafijos albumas. Nes pradėkime nuo to, kai jis pradėjo rėkauti ir iškleisti įdomus garsus. Nenustojo, bet tikrai pritildė tą dalyką. Ir jis dabar labiau naudoja savo gražų balsą ir tiesiog slysta per melodijas. Tai ar aš jums siūlyčiau pasiklausyti šito albumo? Mes tai sužinosime po mano įvertinimo. Tai kiek aš vertinu šį albumą nuo 10-balėje skalėje, tai tikrai arba labai stiprus 8, arba toks visai tvirtas 9.
Tai ar aš jums rekomenduočiau paklausyti šio albumo? Tai paliubomu. Labai stiprus ir įdomus albumas. Aš manau, kad kiekvienam žmogui čia yra kažkas ypatingo. Galima rasti kokį gal posmelį jums patinkantį arba patinkančią natą. Tai va, tai jau video eina į pabaigą, vaizdo įrašas, mano ką, tuoj kasetė tuoj baigsis. Tai va, tai ačiū prenumeratoriam ir su jumis buvo aš Vidaltus. Iki kito karto.